Sveiki! Šiandien laidoje Sėkmės istorijos kiek kitoks pokalbis neįprasta. Šiandien jūsų laukia istorija su Beata Tiškevič, kuri pasakoja ne tik apie savo karjerą, bet ir apie tai, kaip tapti ir išlikti spalvinga asmenybė. Televizijos žvaigždžių gyvenimas iš kitos ekrano pusės daugeliui atrodo lengvas ir gražus, tačiau mažai žiūrovų susimąsto, kaip TV veidai gyvena iš tikrųjų ir kokie žmonės jie yra išsijungus kameroms. Dažniausiai televizijos laidų vedėjai ir diktoriai yra priversti užsidėti tam tikrą kaukę, tačiau ne visi. Viena unikaliausių televizijos moterų, kurios asmenybė net pasibaigus transliacijoms bei darbui studijoje išlieka beveik nepasikeitusi, yra Beata Tiškevič. Gyvenu labai prabangų gyvenimą. Prasme, laisvės prasme ir kad tiesiog man dabar labai pasisekė, man dabar labai sekasi dėl to, kad aš tiesiog, kai turiu idėją, aš žinau, kam aš galiu paskambinti, aš turiu bendraminčių ir mes to imsimės. Mane supa labai geri žmonės, kurie mane labai motyvuoja, jie manęs nekritikuoja ir nepeikia, nesmugdo. Kad turiu labai daug galimybių reikštis, ta saviraiška. Tai jo, ir visus savo darbus labai myliu, nėra tokio, kad būtų, kad o Dieve, nenoriu ten eiti. Tai yra prabanga, nežinau, kiek jinai tęsis, aišku, bet kol jinai yra, tai čia nuostabu. Beata pripažįsta, jog mokykloje nebuvo populiari mergina, tačiau būtent jaunystės išgyvenimai ir sukūrė žinomos moters asmenybę. Didžiuliu žingeidumu bei kūrybingumu pasižyminti Beata Tiškevič tikina, jog dėl šių, nors ir teigiamų savybių yra tekę nukentėti. Man puikiai sekėsi visi dalykai, tai ta prasme man buvo lengva. Aš negalėjau suprasti, kaip galima kažko nesuprasti arba, nežinau, nuo vienos pamokos nesugauti tos visos informacijos. Tai aš buvau labai gabi dalykams. Bet tuo pačiu aš labai norėdavau kitaip pažiūrėti kūrybingiau į tam tikrus dalykus, nes ir dabar iki šiol nelabai mėgstu, kai man yra suformuojama tezė, man iš karto norisi su juo ginčytis arba kažkaip kitaip, nes aš tikiu, kad yra daug tiesų, labai daug spalvų ir daug kampų ir man nepatinka, kai man sakoma, kad visi čia turi taip pat galvoti. Tai galbūt tas. Ir pavyzdžiui, kokio 11 klasė man tai jau pradėjo darytis nuobodu. Man tiesiog iki šiol atrodo, kad mokykla truputį per ilgai trunka. Aš jau norėjau dirbti arba ką nors jau daryti, labiau gal praktikos norėjosi. Ir pavyzdžiui, pagalvojau, kad būtų taip smagu, jeigu mokykloje daug dalykų, viskas būtų apie vieną. Nežinau, matematikoje mes mokomės ten apie sinusus, bet kaip nors įveliam ir tai, ką per literatūrą skaitome, kad viskas būtų labiau susiję. Man atrodo, kad taip lengviau priimtumėm informaciją. O sunku mokykloje, tai sunku buvo gal tiesiog paauglystė nėra lengvas laikas, nes tada keičiasi tavo vidiniai procesai, dalykai ir taip toliau. Tai jaunystė irgi nėra lengva. Man atrodo, kad labai pasiduodavau aplinkai, labai perimdavau tai, ką sakydavo kiti žmonės. Galbūt man trūko tokio labai vidinio stuburo, kartais labai drąsos trūkdavo. Vieną kartą sukritikuota ar papeikta, antrą kartą neįdavau bandyti. Tai galbūt taip buvo. Buvau labai drovi ir net nežinau, dabar gal, jeigu atgal grįžčiau, tai gal kitaip stengčiausi būti, bet to dėka, kad buvau tokia, kokia buvau, dabar esu tokia, kokia esu ir turiu tą patirtį. Bet patyčios, manau, kad tai nėra kažkas reto, kažkas ypatingo. Patyčios patiria trečdalis vaikų mūsų mokyklose, Lietuvos mokyklose ir netgi tie, kurie patiria patyčias, jie irgi tyčiojasi būna iš kitų. Tai tiesiog kažkokia mūsų tokia bendravimo forma ir tarp suaugusių. Ir man atrodo, kad mes galėtumėm ją keisti nuo savęs pradedami kažkaip, jausdami pagarbos daugiau tiesiog visiems žmonėms, nepriklausomai nuo socialinio lygmens arba nuo požiūrio, lyties, seksualinės orientacijos ar panašių dalykų.
Ieškodama spalvingesnio darbo nei sėdėti biure, Beata Tiškevič pasirinko išties margą profesiją – aktorystę. Būtent ši veikla apėmė dalykus, kurie Beatai dar mokykloje sekėsi geriausiai. O gal aktorinis mane pasirinko, nežinau, tai buvo labai spontaniškas sprendimas. Man visą laiką labai patikdavo literatūros pamokos, o aktorinėme labai daug, mes labai daug skaitydavom, vėliau reikėdavo ir įkūnyti tos charakterius, tai man labai patikdavo. Pavyzdžiui, mokykloje, kai kokį kūrinį analizuodavom, aš dažniausiai išsirašydavau patikusias citatas į sąsiuvinį, tai aktorinėme labai pravertė, nes mes ir mokydavomės tas citatas. Tai labai susiję dalykai. Dar labai man psichologija patiko, tai aktorinis tai irgi apima. Bet nežinau, dabar pavyzdžiui, aš kaip galvoju, aš netikiu, kad žmogus yra sutvertas tik vienai profesijai. Ir kaip faina tiem žmonėm, kurie atranda tik vieną tą ir jiems yra gerai ir jiems to pakanka. Man visiškai nepakanka. Aš galėčiau pasakyti, kad aš dar neatradau savęs, aš dar labai ieškau. Aš dar nieko nežinau apie šitą gyvenimą ir aš tiesiog kiekvieną dieną ieškau, kiekvieną dieną kvestionuoju, ar tai yra tas kelias, galbūt kitas kelias, nes aktorinis irgi taip, jis atsirado, bet vėliau jis po truputį taip atsitraukė, atsirado ir kažkokie visuomeniniai projektai, atsirado televizija, atsirado rašymas ir man labai patinka kiekvienas naujas dalykas, kuris atsiranda. Ties kuriuo aš apsistosiu, aš pati dar nelabai žinau. Sėkmingai baigusi daugelio jaunuolių geidžiamą profesiją akademijoje, ties tuo mergina neapsistojo. Dabar ją galime išvysti televizijoje, išgirsti radijuje, minčių paskaityti įvairiuose portaluose ir socialinėme tinkle. Teigiama, jog būtent daugelio veiklų išmėginimas ir leidžia atrasti tikrąjį pašaukimą. Žurnalistė ar rašytoja tai negalėčiau prisistatyti, taip tikrai ne, nes visur aš kaip ir esu tokia Beata. Ir pavyzdžiui, jeigu aš kalbinu žmogų, aš visų pirma jį kalbinu su savim. Niekad neatsieju to. Visą laiką jį žiūriu su pagarba, su empatija ir iš savo asmens. Bandau jį suprasti, išklausyti. Tai rašytoja, tai gal ateityje labai norėčiau tikrai kada nors parašyti knygą, bet tam dar labai reikia ir laiko, ir patirties, ir dar labai daug ko sužinoti ir išmokti, ir prisiruošti. Tai vad nežinau, aš vieną dieną būna kažkas tas artimesnio, kitą dieną jau žiūriu, kad ir nelabai. Aš žinau, kad ko vieno negaliu ir labai gerbiu tos žmonės, kurie gali rutinai kažkaip egzistuoti ir jie gali jaustis ten gerai. Man jau, jeigu man kokias 7 dienas iš eilės reikia eiti į tą pačią vietą tuo pačiu laiku, aš jau nelaiminga iš karto, man jau būna labai blogai. Tai aš tiesiog negaliu pakęsti tos rutinos. Nors daugeliui sėkmės lydimų asmenybių nereikėjo kankinti studijuojant reikalingų, o kartais ir neįtin pritaikomų dalykų, mokslus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Beata Tiškevič vertina teigiamai. Pagrindiniu ir bet kokioje veikloje svarbiausiu asmenybės bruožu, kurio išmoko studijose, Beata įvardyja pagarbą, nors to mokytis teko ir per sukąstus dantis. Man davė visų pirma gal discipliną. Anksčiau gal net negalėdavau išryškinti tų dalykų, bet dabar tiesiog kartais palyginu, kaip kiti žmonės elgiasi ir kaip aš elgiuosi ir galvoju, kodėl aš taip elgiuosi. Ir aš žinau, kad tai yra tiesiog studijos. Nežinau, kažkokie elementarūs dalykai. Pavyzdžiui, kai režisierius sako pastabas, aš žinau, kad negalima ten plepėti ar šnibždėtis. Kažkaip, kad reikia labai su pagarba į kiekvieną žmogų žiūrėti. Yra, kad tas susireikšminimas kažkoks. Tai aš turbūt gavau tokį susireikšminimo antivirusą. Visą laiką reikia save tikrinti, ar tik kartais neužrėtei nosies. Ir aš kiekvieną kartą, tiesiog tikrinu. Bet manau, kad jau gavau tokią didelę dozę, kad tai tiesiog neįvyks, nes dabar ir kiti yra gyvenimo visai tikslai. Kad dažnai žmonės, susireikšmina, kurie galbūt norėjo tapti žinomi, o man atrodo, kad siekti tapti žinomu yra toks menkas ir pražūtingas yra tikslas. Nes jeigu tu tampi žinomu ir ką, ir nieko. Tai kažkaip ir man tos studijos suteikia tai, kad puoselėti visą laiką kažkokias mintis į ateitį, tikslus, visą laiką kažkaip galvoti, būti budriam, domėtis.
į žmonės, netgi kurie labai erzina, kai labai net erzina, nu tai veikia, tada aš persijungiu ir žiūriu kaip į personažą. Nu, pavyzdžiui, kaip suvaidinčiau aš tą žmogų. Ir tai labai keičia viską. Arba tiesiog stebėti aplinką, tokios meilės gyvenimui man davė tai. Ir daug kartais ir tokios ir ištvermės, ir kantrybės davė. Nu, kad kartais, kur jau būna labai sunku, jau kenčiu, jau ten, bet, nu, kažkaip ir susitvarkau ir išlaukiu. Vis dėlto tai yra labai, nu, gera pamoka gyvenimo. Nes aš taip supratau, kad tos neigiamos patirtis mes visi taip jų vengiam ir pabrėžiam, kad kažkas yra sėkmingas ar kažką, bet sėkmingas tai nereiškia, kad nieko neigiamo nebuvo. Kartais tas žmogus gal yra matęs dar daug baisesnių dalykų nei tas, kuris visuomenė kaip ir nesėkmingas kažkoks yra. Bet tos neigiamos patirtis, jos yra labai nemalonios, labai nori save apsaugoti nuo jų, bet tai yra neįmanoma, bet jos kažkaip ir išmoko daugiausiai. Per jas ir vyksta daugiausiai kažkokių asmenybinių šuolių, bent jau mano gyvenime tai tikrai taip. Daugelis pramogų pasaulio žvaigždžių žinomomis tapo, kuomet pasirodė TV ekranuose. Neišimtis ir Beata Tiškevič. Tiesa, ji džiūgauja, jog vis daugėja merginą atpažįstančiųjų ne kaip vieno ar kito projekto veidą, bet kaip asmenybę. Juolab, kad ir savotiška kūryba Beatos gyvenime užėmė svarbų vaidmenį. Aš pasirodžiau televizijai, tai čia yra kaip ir elementaru, bet dažniausiai mane kažkaip žmonės pradėdavo atpažinti ne iš televizijos, o iš to, ką aš rašau socialiniam tinkle, ir man tai buvo didelis džiaugsmas, kai žmonės tave žino ne dėl to, kad tave dažnai transliuoja per tą dėžutę, o dėl tavo minčių, dėl tavo sakinių, dėl tavo idėjų. Tai čia, manau, kad yra labai vertinga. Nu, kad ne tik ne pagal tavo veidą, o pagal tavo mintis, nes tai yra daug vertingiau. Veidas tai ką, eisiu, nukrisiu, nusitarkuosiu veidą į asfaltą ir nebėra veido, o mintis tai liks gal ilgiau. Beata Tiškevič tikina, jog žinomumas gyvenimą kiek pakeitė. Kartais pikti ar pavydų žvilgsniai ir komentarai trikdo. Tačiau su priešiškai nusistačiusiais žmonėmis į aktorės gyvenimą atėjo ir daugiau palaikančiųjų. Ir tai tik suteikia galimybę nuveikti daugiau darbų ir įgyvendinti daugiau idėjų. Persekio tai gal nepersekio, dar ir tikiuosi, kad nepersekios. Bet įvairiai, gal didžiąją dalį laiko tas jausmas nėra kažkoks malonus, nes tas žinomumas yra kažkoks tai fonas ir kartais būna labai apmaudu, kai susipažįstu su žmogum, aš tai iš naujo jį matau, o jis jau turi kažkokią nuomonę apie mane ir kartais taip reikia labai kelių dienų, kelių susitikimų, kol aš per tą nuomonę prasibraunu, o galėjom iš naujo, galėjom sutaupyti laiko daugiau. Tai būna tų tokių išankstinių nusistatymų. Šiaip tai yra toks visą laiką, nes aš tai savo ir likau tokia, kaip ir buvau anksčiau, kitaip į save žiūrėti nepradėjau, o kiti staiga pradėjo. Ir tada sunku atrasti savo santykį kažkaip su tuo. Jie čia į mane žiūri, kaip aš esu šis tas, o savo esu vis dar tas pats. Tai aš dar nelabai čia susigaudau, kaip yra kas. Aš kartais pamatau, tikrai pamatau kartais, kad kažkas ypatingo ir tada būna taip keista ir juokinga, bet tuo pačiu gal ir smagu ir tuo pačiu ir didelė atsakomybė, nes kaip ir esu atsakinga už tą žmogų, nes, pavyzdžiui, yra menininkė Marina Abramovič, kuri man yra didysis autoritetas, jinai performansus daro, jinai tokia performansų motina yra ir jinai man oho. Ir jinai man tokia kaip ir vedlė, yra tokia kelrodė žvaigždė. Ir staiga aš kažkaip pastebėjau, kad jinai pasidarė plastinę operacijų. Kažkaip lūpas ten pasididino. Ir aš galvoju, o kodėl jinai tai padarė? Ką man tada daryti? Ir aš taip galvoju. Aš kalbu dažnai apie tos grožio standartus, kad merginos labiau savim pasitikėtų. Įsivaizduokit, staiga aš pasididinu krūtinę. Kaip keistai viskas būtų, man atrodo, sutriktų harmonija. Tiesiog išsimuštų iš vėžių daug dalykų. Tai dėl to yra tam tikra atsakomybė, kad aš turiu būti tuo, ką aš sakau, kad mano žodžiai atitiktų. Ir labai stengiuosi. Dėl to kartais gal norisi daugiau pasakyti, bet tada žiūriu, kad
bet aš pati tai taip negyvenu, tai kaip ir negaliu. Tai dėl to labai reikia, tokio sąžiningumo labai su savim ir su aplinka. Ir aš jo sekdavau labai tas žvaigždės. Atsimenu, labai žiūrėdavau Nomedos laidas. Nomeda man iki šiol kažkoks šviesulys. Ir taip džiaugiuosi, kad tuo metu, kai aš augau, buvo laidos su Nomeda, nes tai yra kažkokia alternatyva, vis tiek nori lygiuotis į kažką, nori žiūrėti, kaip toks žmogus būna ir taip, būna ir taip. Bet aš skaitydavau tos interviu ir aš matydavau tik tokias labai sėkmingas asmenybės, kad joms taip gana lengvai ėjo gatve, pastebėjo, ten taip. O man tai taip nebuvo, kad gatvei ar mane pastebėjo. Ir kad kartais tas kelias jis daug sunkesnis, jis turi daugiau akmenų ar uolienų, negu kad pateikia žiniasklaidoj. Taip nebūna. Arba būna, bet labai retais atvejais, dažniau tu turi labai daug pats dirbti ir stengtis. Tai aš bandau ir tą atskleisti. Ir dar aš bandau sakyti ar daryti tai, ko man pačiai trūko, kai aš buvau 15 metų paauglė. Tai būtent man trūko to žmogaus su trūkumais, žmogaus su sunkumais, bet kuris juos įveikia. Žmogaus, kuris nebijo savo jausmų, tokių jausmų, kurie nepatinka mums. Man irgi, pavyzdžiui, nepatinka, kai aš pykstu, nes aš noriu matyti save kaip šventę, kuri visiems atleidžia, nesuirsta, niekad nesusinervina, nekompleksuoja dėl išvaizdos, nejaučia gėdos. Bet visa tai esu aš jaučiu tai, būnu pavydžiu žmonėm, lyginu save su kitais. Kažkas atrodo sėkmingesnis, atrodo, kad o ne, man 26, aš taip mažai padariau. Tai visi tie dalykai vyksta ir jaučiu, kad kai aš ištransliuoju tas mintis, aš ir išgydau lyg save nuo jų. Nes kai aš prisipažįstu, kad aš tai jaučiu, man tai jau yra nebeaktualu. Ir matau, kad daug žmonių irgi susitapatina su tuo. Ir jie sako, kad aš irgi taip jaučiu. Ir tai vyksta tokia kažkokia masinė terapija. Mes taip vieni kitus gydom. Nes pavyzdžiui, kažkaip neseniai pas mus radijo laidoj buvo anoniminiai alkoholikai ir jie pradėjo interviu sakydami, sveiki, aš esu alkoholikas ir tada vardą pasakė. Tai kai tu kažką pripažįsti apie save, savo kažkokią problemą arba dalyką, kuris tau nepatinka, tai jau, man atrodo, pirmas žingsnis yra į pagerėjimą. Pokytį. Sakoma, jo kritikos nesulaukia tie, kurie nieko neveikia. Įprastoje Gryškios asmenybės ir žinomi žmonės dažnai kritikuojami. Ir nors neretas skaudų komentarą parašęs internautas jo negalėtų pagrįsti, bet teigia, jog į tokius asmenis tenkiasi žiūrėti pozityviai arba tiesiog ignoruoti. Žinot, vasara būna, taip sėdi prie ežero ir taip tas geras toks vakaras ir tas ežeras tyvuliuoja ir, pavyzdžiui, kokie skanūs agurkai būna gamtoj, arbūzai, bet uodų tai vis tiek būna. Ir dažnai, tai man atrodo, kad taip ir yra su tuo. Ir visai bandau aš atrasti santykį, tai būna, kad labai skaudina kažkas, būna, kad sunervina ilgam, arba ten tiesiog energiją įkvoju tiem dalykam ir taip stengiuosi neįkvoti ir žmonės sako, nekreip dėmesio, bet kaip nekreip dėmesio, dar aš nelabai žinau, bet kartais dabar aš jų tiesiog neturiu laiko, nes man yra, arba aš sėdėsiu, atsakinėsiu į tą kažkokį neigiamą komentarą, bet man spaudžia laikas, man reikia straipsnį parašyti. Ir aš tiesiog rašau straipsnį, jau taip nebėra laiko. Ir ta kritika kažkaip, labiausiai aš klausausi žmonių, kurie yra artimi, jų nuomonės, nes tai yra nuomonė, kuri yra visiškai vertinga, nes jie man linki gero, o kritikos tų, kurie tau iš pat esmės, jie nelinki tau gero, jie nieko nenori tau gero padaryti, jau iškart yra neverta skaityti, nes nieko gero žmogus negali patarti, jeigu jis nesiekia tau gero. O kai kurie žmonės, jie tiesiog, suprantat, mes nežinom kitų žmonių istorijų. Kai kurie žmonės užaugo nežinodami, kas yra meilė, pagarba, jie to negavo, dėl to jie negali to dalintis. Iš esmės kažką tikrai gali nervinti tai, ką aš rašau. Aš neatmetu tos galimybės, kad tai irgi taip gali būti. Dar man vienas žmogus labai juokingai pasakė, kad kad čia taip būna, kai būni jaunas, tu galvoji, kad visi čia tave labai palaikys, kad tu taip laukiamas esi pasaulyje, savo kūrybą, idėjom,
Bet taip atrodo, kad tu įėjai į kambarį, o tau sako, o kur tu čia atėjai, čia viskas užimta? Čia užimta. Ir tada reikia atrasti tą savo vietą. Nu, lyg bandytum įsprausti savo knygą į tą lentyną, kur jau viskas užkišta. Ir tos knygos urzgia ir pyksta, bet tu sakai, bet čia, aš čia truputį kur nors. Visi čia taip vietą susiranda. Po truputį jie pradės urgsti ant kitų, tu jau nebe toks įdomus. Nu ir tai yra natūralūs procesai. Kaip ir daugelis TV darbuotojų, Beata Tiškevič teigia, jog būtent televiziją būtų galima pavadinti didžiausia gyvenimo mokykla, kurią sunku su kuo nors palyginti. Tai kine yra parašyti tie žodžiai ir išmokti. Televizijai reikėjo savo kažkokius žodžius atrasti, savo balsą, savo kažkokį buvimą. Jaučiau labai didelę scenos baimę, nes ten ne tik kameros, bet dar ir žiūrovai. Ir tai gal tas labai skiriasi. Bet, pavyzdžiui, televizija man davė tiesiog pačią didžiausią patirtį mano gyvenime. Profesinė prasme, aš gavau tokį didelį bagažą, tiesiog eksternų. Ir tik ten viena bėda, kad tu turi mokytis ir tu klysti matant tūkstančiams žmonių. Tai vienintelis minusas, kad tavo klaidą pamato tiesiog labai daug žmonių. Bet gal to paskatintas, gal ir greičiau mokaisi. Skandalai kažkaip įvyksta kartais patys. Nu, aš, pavyzdžiui, nevairuoju, tai nežinau, jeigu vairuočiau, gal skandalų būtų daugiau. Bet aš labai atsakingai žiūriu į tai, kur apie mane rašoma ir kas rašoma. Nenoriu, kad mano vardas kažkaip būtų jo daug. Man nors visą laiką lyg nešti kažkokią žinutę, jeigu yra mano vardas, tai aš turiu turėti kažkokią misiją. Bet ne visada pavyksta tą, aišku, sukontroliuoti, nes dėmesys jis yra vargina. Nu, jisai kartais labai taip išsirbė, dėl to aš negaliu ten visą laiką, kad gaučiau dėmesio, man to nereikia. 26 aktorė teigia, jog kiekvienam svarbu turėti nuomonę, tačiau tam būtina turėti ir žinių. Beatos Tiškevič sekėjai dažnai gali pamatyti aktorės nuomonę vienu ar kitu klausimu, tiesa ir ji metams bėgant gali pasikeisti. Dabar galvoju, kad ir vyrų tam tikra prasme yra sunku, dėl to aš esu labai už lyčių lygybę. Esu labai už tai, kad visų pirma į mus žiūrėtų kaip į asmenybės, kad mes sau leistumėm būti tokiais, kokie mes esam ir nepaisant kaip ir lyties, nes kažkaip, bet yra moterų, kurios labai prastai gamina, išskirtinai prastai ir viskas okei yra su to. Pavyzdžiui, jos nemėgsta gaminti, bet aš pažįstu vyrų, kurie fantastiškai gamina. Dėl to mes negalim laikytis tokio stereotipo, kad moteris visą laiką virtuvėj. Arba aš pažįstu labai jautrių vyrų ir jie yra nuostabūs to, kad jie yra jautrus. Tai kodėl aš dabar turiu blokuoti ir sakyti, tu čia dabar nebūk jautrus, nes tai nėra vyriška. Tai norisi labai šiek tiek pakeisti tuos dalykus, nes aš čia neseniai buvau pas odontologą ir man sako, kad man reiks nuskausminti danteną. Ir aš, o ne, ir apsiverkiau ir man buvo taip baisu, nes aš labai bijau odontologo jau nuo vaikystės ir pradėjau verkti ir guliu verkiu ir aš galvoju, bet jeigu aš būčiau vyras, kuriam 26 metai ir kuris verkia prieš tą nuskausminimą. Ir aš galvoju, jam dar būtų dar keisčiau ten verkti. O aš galvoju, kad būtų smagu, kad mes visi galėtumėm taip reikšti emocijas savo, nepaisant tos lyties. Ir lygiai taip pat moteris, kad jos galėtų atrodyti taip, kaip jos nori, kad visų pirma, jie žiūrėtų kaip į asmenybę, kaip į profesionalą kažkokios srities, jos mintis, tai ką jinai sako, daro, žodžius, o ne kaip į kažkokios kūno formas, ne kaip į kažkokį sekso objektą. Tai man, pavyzdžiui, tai yra aktualu. Aš savo aplinkoje to jau susilaukiu, mane ten jaučiu, kad nelabai mane žiūri kaip į kažkokį kūną, o žiūri labiau į tai, ką aš darau, ką veikiu, ką aš sakau. Ir man tai yra fantastiška. Man yra fantastiška, kai aš vedu renginį ir žmonės juokiasi iš mano bajerio. Aš nežinau, kas gali būti geriau. Man tai yra tiesiog, labai gerai. Man tai daug geriau, negu kad man pasako, kad o, tu turi gražią figūrą. Man būtų tokia nesąmonė. Aš galvočiau, o ne, kodėl aš turiu tai girdėti? Kodėl dabar, kodėl?
Nuoširdžiu atvirumu galėtų pasigirti nedaugelis žinomų žmonių. Galbūt todėl, jog būdamas atviras žmogus yra labiausiai pažeidžiamas. Ne kartą dėl to yra nukentėjusi ir Beta, tačiau būdamas savimi moteris jaučiasi geriausiai. To linki ir visiems aplinkiniams. Bet iš to ir mokausi labai. Kai nukenčiu, tai tada greičiausiai ir išmokstu kažko. Bet atvirumas, man atrodo, nuoširdumas, tikrumas, man atrodo, kad tai yra brangiausia, ką aš turiu. Ir to atsisakyti būtų tiesiog, aš tiesiog viską prarasčiau, viduj, ką aš turiu. Nes nežinau, ką tuomet puoselėti, jeigu ne tai, nes nežinau, kodėl turėčiau vaidinti. O jeigu apsimesti, tai kuo apsimesti? Aš nežinau, kuo apsimesti. Jeigu kada nors sugalvosiu, kuo čia būtų kaip ir naudingiau apsimesti. Bet nežinau, nes, pavyzdžiui, būdama savim ir sakydama tai, ką aš jaučiu, tai, kas aš esu, aš sutinku tos žmonės, kurie man yra artimi. Jie mane taip pat pažįsta ir taip ir aš juos atpažįstu, kad mes esam bendraminčiai. O jeigu aš apsimesčiau, aš pritraukčiau visai kitus žmonės, kurie galbūt man neaktualūs ir neartimi. Ir nėra taip, kad aš esu kažkokio išlaikymo savęs guru, nes pati labai dažnai irgi save prarandu, kad mane sukritikuoja ir aš galvoju, blemba, rimtai, tas žmogus teisus ir labai persimetu į jo pusę. Bet man atrodo, kad geriausia tada yra kažkokia pauzė, tyla, pabūt su savim, knygas, atsiversti tas, kurias galbūt skaitai prieš 3 metus ir jos buvo aktualios. Tiesiog prisiminti save. Aš rašau dienoraštį kiekvieną dieną. Tiesiog užrašau, kokie jausmai yra. Ir man atrodo, kad tai labai padeda muzika, bet taip daugiau kažkaip pabūt su savim, su menu, kūryba, tyla, kažkam gamta yra. Mažiau gal truputį atsiriboti nuo kitų nuomonių, nes vis tiek kitų nuomonės tai yra kitų dalykas, tai yra toks labiau triukšmas. Išlaikyti savo tą vidinį stuburą, nes, pavyzdžiui, dar atsižvelgti į menininkus, kurie yra. Jie visi yra nepakartojami, kurie yra dideli, pavyzdžiui, Būvi, kuris mirė čia neseniai. Tai jisai, ar jis buvo panašus į kažką? Jis nebuvo į nieką panašus, jis buvo išskirtinis. Tai kažkaip tą reiktų ir pabandyti puoselėti. Kartais, aišku, reikia pritapti, reikia dirbti komandoje, reikia tą savo individualumą šiek tiek pasilaikyti savo. Ir tai irgi yra gerai, bet visą laiką reikia žinoti, kas aš esu, kodėl aš esu ir kam, bent jau užduoti savo tos klausimus. Nors dalis gyventojų knygų nebelaiko vertybę, Beta Tiškevič tikina, jog būtent juose galime rasti visus atsakymus bei trumpam pabėgti nuo kasdienės rutinos, net jei esame tiesiog namuose. Knygos yra tiesiog pats, aš taip vadinu, vaistų nuo kasdienybės. Tai yra labai svarbus dalykas, nes gyvenimas, bent jau mano, yra kupinas buities. Ten mokesčiai, katinų maisto įdėti, ten nupirkti vandens, nupirkti maisto, ten to. Ir taip ir užsisuki visame tame. O dar kažkokios buitinės problemos, ten sąskaitos, faktūros, ten visi tie dalykai ir prisideda. Ir taip lieka mažai tos kūrybos, kažkokio įkvėpimo. Taip ir pastebiu, kad jau esi toks susiraukęs rutinos žmogus. Tai knyga kažkoks greičiausias būdas taip truputį sugrįžti arba prisijungti prie kitų pasaulių, kitų žmonių idėjų. Nes koks Hermanas Hesė, tai Facebooko neturėjo. Tai, o kaip mums su juo pabendrauti, tai per jo knygas nebent. Tai buvo kaip visuomet nuoširdžios Betos Tiškevič sėkmės istorija. O kitoje laidoje apie savo sėkmę mums kalbės ryškiausia 2015 dainininkė. Tad kviečiu žiūrėti ir iki.